Lietuvos švietimo istorijos muziejuje pasakojama ne tik lietuvių švietimo istorija, bet ir čia gyvenusių tautų istorija, tame tarpe ir Krymo totorių. Labai džiaugiamės, jog 2023 metais Kauno totorių bendruomenė kreipėsi į Lietuvos švietimo istorijos muziejų su gražia idėja įamžinti čia gyvenančios tautos istoriją ir palikimą bei bendrystę su lietuvių tauta. Idėja buvo pagrįsta mūsų tautiniais raštais – Krymo totorių ir lietuvių. Taip gimė tautinis medis, tautų draugystės medis, kuris simbolizuoja tiek Krymo totorių, tiek lietuvių bendras vertybės, pagarbą šeimai, tradicijoms. Simbolinėme tautų draugystės medyje atsispindi autentiškos spalvos – lietuvių žalia, geltona ir raudona, tuo tarpu totorių mėlyna ir geltona spalvos. Taip pat tautų medyje atsispindi simboliai, vaizduojantis gimimą, pradžią, gyvenimą, mirtį. Kūrybinių dirbtuvių metu susirinkę dalyviai kurs savo giminės gyvybės medį, naudodami tiek Krymo totorių simboliką, tiek lietuvių tautinę simboliką bei ornamentus. Spalvindami simbolinius medžius susipažins su simbolių reikšmėmis, užsiėmimo pabaigoje kurs bendrą koliažą į dvi dalis, simboliškai padalindami Krymo totorių ir lietuvių tautinį paveldą.